Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas čia esate pirmą sykį, malonu Jūs matyti. Kviečiu tapti mano kanalo nariais ir taip mane paremti, man tai reikštų be galo daug. Jums tai kainuotų tik €99 mėnesį, o man tai būtų labai didelis palaikymas. Taip pat kviečiu apsilankyti mano Vinted gerdaris, ten galite įsigyti rūbelių, daiktų įvairių ir taip pat paremti mane įsigijant kažką iš ten. O šiandien aš esu jums paruošusi dar vieną Temu haulą ir visiškai nepamenu, kas čia yra, visiškai. Tai bus labai įdomu kartu pakuoti, žiūrėti, ką čia gavau. Tai manau, nieko nelaukiam ir žiūrim, ką čia turim. Tai tiesiog traukiu, ką matau ir žiūrim. Pirmas dalykas, tai gerai, kad aš juos užsisakiau, nes iš tikrųjų neprisiminiau, ar užsisakiau ar ne. Tai čia yra tie tokie užsidėjimai ant rankų, kaip plaunės veidą, kad nebėgtų vanduo ant visur, žodžiu. Ir kaip tik aš manėjau, jau tokie prasitampė, labai jau suvaryti, tai labai gerai, kad turėsiu kitus, nes sakau, jau anie į pabaigą, tai gerai, kad užsisakiau naujus, bus labai labai gerai. Toliau, ką čia turim? Pleistrus nuo spuogų. Įdomu, ar jie geri bus, ar ne, nes pirmas sykį sakau pleistrus nuo spuogų iš Temu. Atrodo, tai gan gražiai supakuoti gerai. Nu jo, sugeria tą spuogų dalyką ir 6 valandas laikyti reikia. Ok. Ir čia tie bus tokie, kur per matomą, man atrodo, tie tokie, kur kaip kūnas spalvos, kaip tikri pleistrai, va tokie paprasti. Na nežinau, reikės išmėginti, pažiūrėsiu, veikia, neveikia, nes išeina, kiek esu sakiusis, tai vieni veikia gerai, kiti nieko nepadaro. Tai čia toks truputėlį perki ir nežinai, ar veiks, neveiks, bet tikiuosi, kad viskas bus ok ir viskas veiks kaip reikia. Gerai. Toliau turime kaukės. Net nežinojau, kad sakiausi kaukės. Kiek čia tų kaukių? 3. Aloe Vera Moisturizing Facial Mask. Geras. Net nežinojau, kad kaukių užsisakiau. Tai čia bus tos su, kaip sakant, kur užsideda lakštinė kaukė. Nu labai fainiai, reikės išmėginti. Manau, šaldytuvą įdėsiu šitas kaukės, kad man jo šaltos būtų, kol dar vasara. Nors video šitas turbūt išeis, jau nebe vasara bus, bet dar vasaros dabar yra paskutinės dienos, grinai paskutinės, kelios 2 gal liko. Dar kol karšta galima pasidžiaugti šaltom kaukėm ant veido. Bet jo, va, pamėginsiu kaukės iš Temu, jeigu bus good, galėsiu sakytis daugiau. Gerai, kas čia yra? Man atrodo, čia yra gumutė, man atrodo, taip. Tokia rožinė, įdomesnė gumutė, tokia scrunchy. Pagalvojau, kad turėtų gan gražiai atrodyti ant plaukų, tokia didesnė. Šiaip pati gumutė, tai matote, padaryta iš tos paprastos elastinės tuos gumos, tik tiek, kad uždėta tas gražus tas aplink. Nu, nėra ko tikėtis, nu ko tikėtis. Gerai, ką ir gauni. Kai tiek moki, tai gerai. Kas čia? Iš įpakavimo, nes neaišku, kas čia. Žiūrim, kas čia viduje yra. From the Nature Color Aesthetics Screw Cream. Crystal Clear Hydrating Skin with Water Science. Ok, kas čia yra? Aš nepamenu visiškai, kas čia yra. Ok, čia yra lūpom. Lūpų šveitiklis. Screw Cream. Tai čia turbūt užsitęsi ir nušveičia tas negyvas odos ląstelės. Nu taip turėtų būti. Aš uždėsiu fotkę, kas čia turėtų tiksliai būti. Bet man atrodo, nes čia rašo effectively removal of keratin accumulation caused by dryness on the lips. Nu tai lūpo. Bet taip įdomiai, kad nėra niekur normaliau parašyta. Tik tais tokiais mažų tekstuku. Gerai.
Šičia žinau, kas yra, bet aš tikėjausi, kad bus didesnis. Čia yra plaukų tas toks kaip vaksas, kaip toks gelis, kai reikia sulaižyti, vat kaip šiandien aš turiu plaukus ir vat man čia nesulaižyta. Turėčiau patrinti ir sulaižyti, bet aš maniau, kad jis bus šiek tiek didesnis. Bet kaip tik galim pamėginti. Čia toks kaip dezodorantas atrodo. Kvepia net kaip dezodorantas, nu bet pažiūrim. O dieve, what? Nelabai. Palieka labai daug residue. Nu, tarsi palieka daug to produkto ant plaukų. Ir nelabai čia man laižosi, nors gal. Nežinau. Nežinau, ar laikit ar nelaikit, bet kas yra, aš tikrai maniau, kad jis bus didesnis. Nežinau. Įdomus dalykėlis, gal kažkiek ir sulaižė, bet kvepia tai, nu taip skaniai sakau. Kvepia tai kaip koks dezodorantas. Gal čia dezodorantas, tiesiog, žinai, uždėjo plaukam, bet čia iš tikrųjų dezodorantas. Visko gali būti gerai. Ir liko vienas dalykėlis. Ir čia žinau kam, čia yra laidam priklijuoti, kur reikia, kad laidai nebėgiotų. Tai man čia prie lovos iš tikrųjų reikia savo pakrovėją laidą įsikišti, kad jisai visur nebūtų pabiręs. Tai tiesiog prisiklijuosiu prie savo naktinio staliuko ir čia galima, kaip matote, įkišti laidus, kad jie toj vietoj būtų. Tai taip ir padarysiu, kad man nebėgiotų visur laidas. Tai čia toks, nežinau, labai praverčiantis man dalykas bus. Ir keista, kad atėjo tik vienas, man atrodė, kad ten ateis jų keli, bet atėjo tik vienas. Nu nieko, man vieno šiaip ir reikėjo, tai negaliu labai pykti. Na ir paskutinis dalykas, tai rūbelių komplektas, kurį dabar ir pasimatuosiu, kaipgi čia atrodo jisai. Ar gražiai, ar negražiai. Žiūrim, ką turim. Ok, jeigu šiandien nebūtų taip karšta, tai aš važiuočiau taip pas psichologę, nes man šiandien pas psichologę, tai važiuočiau šitaip, nes koks patogumas šito komplektuko. Čia toks prailgintas, labai gerai, taip uždengia, kur reikia. Man labai patinka šita, kaip sakant, iškirptė kvadratinė. Nu, žiauriai fainas kostiumėlis, tikrai daug kur galima užsidėti tokį. Ir man labai patikti, kaip jisai atrodo ant manęs. Žiauriai geras pasisekimas. Žiaurus, gal ne žiaurus, labai geras pasisekimas. Žiauriai patinka ir medžiaga faina, ir dydis geras, nu, atitiko max, bet žiauriai karšta. Šiandien tai negaliu taip važiuoti, bet jau kai jau prasidės šaltesni tokie rudeniški orai, tai šitas kostiumėlis man bus nešiojamas labai daug. Nu ką, iššokau į suknelę, nes sukaitus baisiai esu ir turėsiu jau tuoj išvažiuoti iš namų. Tai jo, tikiuosi jums patiko šitas temų holas. Man labai patiko, nes nežinojau pilnai, ką pati užsisakiau. Tai toks buvo kaip dovanėlę pakočiau pati savo. Iš tikrųjų, laukiu išnaudoti, pamėginti tuos dalykus, kaip pavyzdžiui šitą lūpų šveitiklį, ar jisai veiks ar neveiks, man labai įdomu. Ir kaukės išmėginti, ir tuos spogelių pleistrus. Tai viską išmėginsiu, pasižiūrėsiu, gal atrasiu kokių perliukų. Manau, metų gale būtų faina nufilmuoti kokį nors video, kur įdėčiau visus savo per šios metus atrastus tokius, kaip sakant, must haves, tokie, kurie nustebino dalykai. Manau, būtų įdomus video pamatyti, ką gero, ką verto įsigijau šiais metais. Manau, ir jums būtų įdomu pamatyti, ir man būtų įdomu prisiminti, nu žodžiu. Tai jeigu norite tokio video metų gale, tai tikrai, manau, padarysiu, nes ir sakau, bus ir man įdomu pamatyti, ir jums, ir visa kita. Tai tikiuosi jums patiko šitas video, jeigu patiko, būtinai palaikinkit, pasubscribykit ir paspauskit tą varpelį, kad visat nepraleistumėt mano video. Taip pat pasiekite mane Instagrame gerda.ris bei TikTok'e gerda.ris, ten visat jūs laukiu. O dabar, ate!
į kito video.